žodis. Trumpas žodis. Daugiau vaizdų, nes žodžių jau buvo daug, visos koncepcijos nuo neuromokslų iki duomenų tyrimų pristatytos. Ir man pasisekė, nes aš matau, kad ir tai, ką aš pristatysiu, mano fotografijos savotiškai ir apibendrina pradedant pirmąjį pranešimą ir šį Ingos pranešimą, kuris, taip organiškai kažkaip čia ir tęsis. Bet keli svarbiausi pastebėjimai, aš esu menotyrininkas, fotografuojantis menotyrininkas, tai aš esu tas, kuris taip architektai sprendžia, matuoja, apskaičiuoja, stato, dažo ir puošia, o menotyrininkas lampinėja, persekioja, šnipinėja, žvalgosi ir tai, kas jam užkliūna per menotyrinę, meno ikonografijos, meno istorijos prizmę, jis fiksuoja tokių periferinių žvilgsnių, fiksuoja daugiau tokia optinės pasąmonės principų, nespręsdamas ar tai gerai ar blogai, tiesiog išryškindamas tam tikras detalės ir tai, gaunasi toks vizualus pasakojimas vėl apie tą patį Vilnių, apie Vilniaus tapatumą, bet jis čia piešiamas gal, sakykime taip, labai asmeniškai, taip pat asmeniškai, kaip tik taip galima matyti miestą. Negalima jo matyti kaip projekcijos, kaip brėžinio, kaip dar kažko. Visi jūs galite matyti miestą tik tai iš savo stovėjimo vietos ir tik tai tuo savo žvilgsniu unikaliu, kuriuo jūs tik tai taip, o ne kitaip spalvas ir matote. Nėra juk jokios spalvos, tiesiog yra arba kraujas, arba rožė. Tai mes taip ir perbėkim ir pasižiūrėkim, ką tas slampinėtojas pastebi, kas jam atrodo svarbu. Kaip miestas, kaip gyvas procesas, kaip nuolat spalvinamas, blunkantis, užtrinamas ir vėl atnaujinamas ir kaip miestas, kuriame gyvena žmonės, kurie individualiai ir labai asmeniškai tą miestą išgyvena ir jame įsibūtina. Tai čia yra Panerių pušinė sodyba, tokio senuko, kuris visą ją išpuošęs tokiom tvorom ir tokiom detalėm. Ir kaip matote, tas spalvinis perteklius, jis ir čia kalba apie tai, koks yra iš tikrųjų žmogaus gyvenančio čia Vilniuje poreikis spalvai, kaip jis ją išgyvena asmeniškai ir kuria savo individualų pasaulį, nepaisant visų mūsų projektuotojų ir profesionalų supratimo. Bet man kiekviena šita fotografija ir šita be abejo svarbi dar žvelgiant į ją per šiuolaikinio meno prizmę. Nebūtinai šiuolaikinio ir klasikinio ir renesansinio ir kokią tik norit, bet čia jūs atpažinsite ir visus įmanomus meno stilius ir asambliažo meną, kad tuose mikro vaizduose ir gyvenimo mikro istorijose susitelkia tokie labai stiprus spalviniai branduoliai, kurie nėra kontroliuojami, kurie tiesiog gyvena savo gyvenimą. Kaip ir Markučių garažo duris, kaip suprantate, taip, tai abstrakti tapyba, tai gali būti Rotko visų pirma, kuris, man tai tiesiog silpna pasidarė, kai aš pamačiau tas dvi duris, tarytum montažas, dvejinasi genialūs kūriniai. Ir tai kuria, žinoma, ir žmogus, tai kuria gamta, tai kuria laikas. Ir, žinoma, vėl akcentai, detalės, kurios transformuoja, keičia vietos supratimą, jos yra laikinos, jos taip pat nuvažiuos arba bus išneštos, bet kadangi jos yra įneštos, jos gali rasų kapinių aplinką šitą raudoną sofą vėl dramatizuoti ir pakeisti ją į kažkokią netikėtą kino filmo kadrą. Arba šiuolaikinė architektūra taip pavadinkime tą tokią pikselinę tikrovę, futurologinę ir kur jau jokios spalvos nebėra, spalvą formuoja gamtos drama, dangaus ir žemės drama, kuri nuolat kiekvieną akimirką kitokia ir kinta. Ir ta projekcija svajonių ir tikrovė, jų miksas vienam kadre, man jis yra įdomus, kadangi aš matau čia ir fikcijos ir tikrovės samplaiką, kuri kuria dar vieną trečią realybę,
kuri galbūt ir neįmanoma, nepasiekiama, nes nuolat prasilenkia tas vilionės ir gundimo paveikslas su tuo kylančiu pastatu. Kaip matote, dešiniai pusėje vienokia spalva, o viršuje jau ji yra visiškai kita. Ir žinoma, tose spalvose būtent tapsmas yra labai svarbus, nes miestas nėra statiškas. Ir ta siena, ir tas pastatas yra ypatingai gyvas, jisai nuolat kvėpuoja, jis keičia spalvas kaip chameleonas, kaip gyva būtybė laike, paros metu arba tiesiog projektavimo, projektų įgyvendinimo, statybos, pastatų užbaigimo metu. Ir todėl miestas yra nuolatinė statyba aikštelė. Ta spalva iki galo niekada neįgauna to galutinio savo vaizdo, nes jeigu viena siena užbaigiama, šalia jos vėl vyksta statyba, kažkas greunama yra. Ir todėl tai yra daugiau tapsmo spalvos, kurios irgi yra ypatingai dinamiškos ir kintančios. Čia, kaip jūs matote, to jums žinomo kvartalo pradžia statybų, atsisveikiname su tuo niuriuoju Bakužių Vilniumi ir po to jau atsiranda toks koležas spalvų, objektų ir ta tikrovė transformuojasi ir jos transformacija įdomu stebėti ne tik dieną, kaip Ingas pristatė paletės, kaip aš suprantu, tai dienos šviesa, bet miestas jis turi daugybę tų atspalvių ir ankstyvaus ryto, ir vėlyvaus vakaro, ir po to dar yra ir įvairūs sezonai. Ir nepaisant įvairiausių gražių ir įnirtingų pastangų transformuoti miestą, mes matom vėl dešiniai pusėje, kaip senasis pastatas, šiferinis stogas ir naujieji pastatai koloristiškai sutampa ir dera vienoje tokioje bendroje kompozicijoje, nors galbūt pastanga buvo miestą transformuoti, o tie keli seni pastatai susigrąžina jį atgal, tempia tiesiog ir atkuria pasakojimą, koks tai vietai buvo būdingas. Na ir taip, vėl naktis. Dar aš kaip menotyrininkas fotografuodamas nuolat naudoju filtrus klasikinio paveikslo, kolorito, įvairių menininkų, todėl kad įsivaizduokite daugybę sluoksnių vaizduotėje ir tu gali sluoksniuoti, žiūrėdamas į miestą, uždėti vieną sluoksnį, kokio romantizmo paveikslo, kokio puseno ar dar kažko. Ir kadruodamas jau tu kadruoji ne Vilniaus miestą, bet kadruoji ir Bulhako fotografiją. Ir tam reikia jau vėl visiškai kito apšvietimo ir tas Bulhako koloritas ar nuotaika gali persikelti ir į dabar kuriamą, statomą, triukšmingą miestą, kuris vėl visiškai kitoks, kaip gurguliuojantis pavakarių organizmas atsiskleidžia būtent tokiuose prieblandose. Ir užtenka vieno kito neoninės šviesos šaltinio, kad vėl ta miesto atmosfera keistųsi, transformuotųsi, įgautų vėl kokio Wenderso kino filmo kadro nuotaiką. Vėl pastatai kaip skulptūriniai paviršiai, kaip taktiliniai, faktūriniai, kuriuos ne tik matai, bet kuriuos tu akimis ar lieti savotiškai, arba tiesiog nori juos matyti ir matai kaip tokias individualias, savarankiškas formas, tavo žvilgsnį įgyjančias skulptūrinės formos kalbą, pavidalus, kurios taip, jos kaip lakoniška minimalistinė skulptūra įdomios tos formos, bet architektūriškai tai yra tokia susvetimėjimo katastrofa, kaip Pilaitės outletas, kuris yra tokio angarinio pavidalo ir fotografavau dešiniai taip, kad išryškinčiau jį kaip tokia disciplinarinės vartotojiškos visuomenės vartotojiško kalėjimo išraiška.
Atspindžiai, garažai, ofisai, vėl tas kuriamas ornamentas geometrinis, šiek tiek dekoruojamas spalviniais elementais, bet jie nepadeda išvengti pastato kaip tokios išdidintos mikroschemos vaizdinio, kuris irgi formuoja šaltį ir susvetimėjimą. Kartais sukrenta detalės, pastatai, fasadai į tokius naujus darinius, kurie vėl niekaip negali būti galbūt numatyti kokiam nors projekte. Konsteliacijos, kaip vėl tie patys daiktai gali sukristi į naują santykį ir kurti netikėtas prasmes. Ar santariškės, šiluminė įranga ar spaudos rūmai. Tai reikia tam tikros vėl akimirkos ir tas pats rajonas, tie patys pastatai įgyja visiškai kitą prasmę, be abejo kinematografinę, tapybišką ar skulptūrišką. Arba siurrealistinė. Jeigu dešiniai pusėje yra tentas su būsimu Vilnium, ant jo užkritusi tikra stop juosta ir kuria vėl tokį keistą vaizdinį, tai čia tas pats Perkūnkiemis irgi įgyja to netikrumo, fiktyvumo įspūdį, todėl kad irgi per daug toks, sakykime, ryškus. Vėl tie keisti sutapimai, reklamos arba gamtos reiškiniai gamina tokį poetinį, metaforišką Vilnių, kurie kaip išgyvenimo, emocijos, netikėtos būsenos šaltinį. Kaip čia sporto aikštynas, tirpstantis sniegas arba įmonė ir senbuvis, kuris greičiausiai bus iškraustytas, bet tas kontrastas, jis irgi yra ypatingai, man atrodo, kinematografinis. Ir čia, kaip jau suprantate, tą pranešimą vietos žaidimo aikšteliai nepakako, bet gyventojai tikrai yra daug sukrauta į vieną vietą ir jie turi dalintis šitą aikštelę, tai irgi ta Perkūnkiemio drama. Aišku, įdomiai gali suskambėti ir naujas pastatas su senu, rasti bendrų prasmių. Vėl gali keistai sukristi koks apsauginis stulpelis, siena ir bažnyčia. Tiesiog atradus tam tikrą žiūrėjimo tašką, nes vėl nėra jokio objektyvaus žiūrėjimo taško, nėra objektyvaus vaizdo. Visada mes esame kintantis kūnai ir nuolatiniam tapsme ir judėjime. Ir labai įdomu, aišku, tam judėjime ir judant atrasti tos keistus sutapimus, kurie prakalbina šitą vietą, šitos vietos dvasią naujai arba individualiai, arba suteikia galimybę ją išgyventi giliau ir turėti galimybę tapatinti su ją. Čia stotis, o ten jau aišku, kad koks rajonas ir vėl prašosi arba teptuko, arba kino kameros. Ir tos konsteliacijos tapimai gali būti ir tokie išbaigti, kaip spalvinė kompozicija, kaip šitas vandens bokštas ir vagonai, ir visa tai sukrenta ir ta tvorelė, ir vagonai, ir bokštas į vieną grafinę spalvinę kompoziciją, kuri yra tiesiog graži, nekalbant apie tai, kokie tie vagonai, sovietiniai ar lietuviški, ir kokia to bokšto funkcija. Ir ready-made'ai, kaip gatavi daiktai, kaip gyventojų savotiškas kūrybinis poleikis, kurie irgi spalvina miestą, nes jeigu jau trūksta spalvų, tai aš imsiuos iniciatyvos ir vis dėlto tas gyventojas tikrai yra aktyvus ir jo tos kuriamas detalės, tas spalvų pasakojimas yra neįtikėtinai kartais išraiškingas ir meniškas. Ir tai irgi yra to paties Lazdynų rajono tapatumas, taip, šitie balkonai.
ir dar išlikusios grotos iš 90 metų vertos dėmesio. Na ir gali būti ir tokios Antonionio filmo spalvos, kurios kelia nerimą. Kažkas atsitiko, atrodo, va, taip. Ir vėl tie autonomiški objektai, infrastruktūros objektai, kurie atrodo kaip Navako skulptūros, kurios irgi suskamba netikėtai ir galima jomis vis dėlto grožėtis, jos ne tik yra tokie svetimkūniai šitam landšafte. Kūriamas sodas, vat, būtent buvo žalia spalva, taip vat, reikia vis tiek mieste to sodo ir per įvairiausius elementus ir kilimėlius jis visaip gyventinamas. Ir žinoma, tie inkliuzai, kaip ready-made'ų galima pavadinti, ir tuos likusius namus, kuriais dar išlieka įsispraudžia, bet jūs matote, kokie ypatingai spalvingi ir kiek daug čia tų spalvinių santykių, kiek semiotikos, kiek pranešimų apie gyvenimo istorijas ir grožio sampratą. Gali būti ir minimalūs elementai, kaip lelijos durys, kurių jau nebėra, ir daržovės. Gali būti tokie santykiai, kada žiemos fonas išryškina pravažiuojantį troleibusą ar tentas su fotografija augalų pratęsia šito pastato gyvenimą. Vėl laikmečius atspindinčios automobilizmo dramos, tai matot, kaip vis dėlto skuba žmogus kraustytis ir išvežti visą gėrį, nes buvo įstatymas priimtas, kad reikia šitos garažus greitai išgabenti ir nes ateina iš ten kažkas va tokio naujo ir svetimo ir tai yra, tokio, man tai yra itališko neorealizmo filmų spalvotas kadras, nes nuolatinė pasikartojanti tema kaita miesto. Čia jau vėlyvesnis taip variantas, kada jau vėlyvesnių dešimtmečių kioskai ir kylantis kitas Vilnius. Elementai, kurie gali būti neįtikėtinai spalvingi, nugalintis visas pristatytas paletės, kaip šitas skėtis ir staltiesė ir romus katinas. Taip gali būti spalvos, kaip pranešančios tam tikrą dramą, apmirštantį ar jau numirusį kodą, kad dabar jau tų raidžių nebėra. Ir vėl juostos žyminčios draudžiamą zoną taip pat gali suskambėti kaip atskiras meno kūrinys, jo lab, kad tas dangtis kanalizacijos patenka į patį centrą. Tujos taip pat gali būti kaip ready-made'as. Na ir visi tapybos stiliai, taip, Vilnius ypatingai turtingas spalvom, tikrai čia mums verkšlenti nereikia, mes prilygstame ir amerikietiškam abstrakcionizmui, ir vokiškam ekspresionizmui, ir visiems įmanomiems stiliams, ir Benkunsko iniciatyva uždažyti grafiti taip pat prisideda prie šitos iniciatyvos ir kuria meną ir tikrai skatina kūrybiškumą. Dar kartą kartuoju, man tai svarbu kaip šiuolaikinio meno artefaktai, kaip objektai ir kaip spalvinė pajauta, spalvinė klausa, kurią mes puikiai čia matome. Na ir spalvinė mimikrija, žinote tą dramą su tais apšiltintais, rekonstruotais pastatais, to metaliniam plokštėm, kurios jau išbluko ir nubluko, kurios keičiasi, nors buvo skirtos tokiam atnaujinimui ir miesto ryškumo pabrėžimui. Taip, jos yra ir dabar jos atrodo agresyviai, bet kaip matot, aš fotografuoju su meile. Ieškau pačios gražiausios kompozicijos, kad vis dėlto visą tai skambėtų ir būtų ypatingai gražu, nepakartojama ir tikrai tam seneliui ar močiutei linksma eiti tokiam fone. Ji tikrai apriepia savo žvilgsnių ir tikrai mato, kas virš jos galvos. Fabijoniškės, taip. Žirmūnai, sprendimai
man įdomu, kad aišku, kad vienas pastatas niekaip nebuvo derintas su kitu, jie tiesiog atsidūrė vienas kitoje suspausti, vėl tas pats komerciškumas, taip spalva kaip brendas pastato, tai tuomet jau reikia judėti, vaikščioti ir ieškoti tų sąskambių, tos geometrijos, kad tai jau būtų Mondrianas, o nebe blogai sugrupuoti pastatai. Vėl vienas dalykas projektas, žinoma, persistengta, taip viskas paimta, kiek turėjom spalvų, tirštų, sodrių ir karštų, bet atsiranda ženklai, kelio ženklai, nuorodos ir jos sugriauna visą tą sumanytą kompoziciją, bet man tai sukuria naują, trečią tikrovę, kuri yra ypatingai gražiai. Taip, tos dangos taip pat jau atrodo kaip renesansinė siena, blunkančios ir kaip ta trupanti ochra ir metalas apsitraukia taip pat tokiais paviršiais. Na ir priminsiu, kad nėra nei vienos akimirkos statiškos, viskas keičiasi, yra paros laikas, yra sezonai, sukomės neįtikėtinų greičių ir todėl pagauti, užfiksuoti ir sustabdyti šitą tikrovę neįmanoma, todėl neįmanoma išspręsti tos mūsų spalvų dramos ir Vilniuje, ir visur kitur. Bet šitas vienas kampas ir pabrėžia tą galimybę miestui kalbėti įvairiausiom nuotaikom apie save, pranešti tylias, įdomias paslaptis ar svetimam, ar vietiniam, ar praeiviui. Tokio grožio blyksniai gali būti ir šitam trupančiam Kalvarijų gatvės name, kada tinkamas apšvietimas. Silikatinės plytos taip pat, kokie ankstyvą rytą gali skambėti tą formą labai bauhauziškai. Ir gali būti tokių netikėtų akimirkų, būtent akimirkų, kada šita mergina atsistoja būtent taip užtraukti rytinį dūmą ir puikiai sutampa su sienos ornamentu. Didžioji drama Pylimo gatvė, bet kada užslenka spindulys, ji atgyja ir jau gali konkuruoti su baltupiais, kuriems irgi reikia vienos akimirkos tos saulės spindulio, būtent tokio spindulio, kuris atgaivina bet ką ir tos senuosius fasadus, kurių mes nepastebime eidami ir važiuodami Kalvarijų gatve. Reikia tai pakelti galvą, reikia vis dėlto tam tikro apšvietimo. Kai buvo pristatyta ta niuri spalva, tai niuri spalva atsiranda ne vien todėl, kad mes matome miestą akių aukštyje, todėl, kad dar ir galvą nulenkeinam ir matome šitą pilką murziną, niekaip nenuplaunamą betoną šaligatvių. Tai ta pilka spalva tikrai yra dominuojanti, bent jau tam masteliui, žmogaus einančio iš darbo masteliui. Na ir vėl sezonai. Taip, galima ieškoti pačių įvairiausių pastato sprendimų, bet dangus ir gamta išsprendžia viską. Jie tiesiog sugeria tą miestą ir spinduliuoja jį naujai. Todėl ir jo labiau, jeigu yra vasara, jeigu yra žiema, tai naujininkai suskamba kaip tas tikrasis Vilnius, kuris slepiamas už dekoro, kaip Rusijos imperijos provincija XIX amžiaus apsnigta ir belieka tik tai laukti kokios karietos kailę kepurių keleivių ir suradus tam tikrą žiūros tašką, Vilnius pavirsta būtent dar giliai rusakalbė XIX amžiaus carinės Rusijos provincija. Tai vėl tas mūsų dinamika, ta pati žiema gali suteikti ir tokios nuotaikos Vilniui. Kaip gali suteikti ir vienokią kompoziciją ir kitą, taip pat paveiksliuką, būtent tą optimistinį senamiestį, arba žiemą gali sukurti Vilnių kaip neįtikėtinos grafikos objektą. Na ir čia Paupio, taip, naujas rajonas, kur ieškoma to santykio ir su gamta, kaip matot, sėkmingai, ir bandoma spalvom taip pat prikelti, integruoti, priminti, kad jis arti senamiesčio.
Bet šitas spalvas išryškėja tik tai tuomet, kada yra balta, kada yra sniegas. Taip, tas mėlynai pilkas peizažas, bet jisai įvairiais būdais puošiamas ir naujininkuose, klojant kilimus ir pilaitį sodinant tas neįtikėtinai retus augalus. Romantizmas. Romantizmas tai yra griuvėsiai, tai yra entropija, tai yra lazdynai, tai yra įmonės, tai yra nauji kvartalai, kurie, matot, per tas saugyklas prasišviečia. Romantizmas yra ir Vilniaus sandėliukai, kurie neįtikėtinai spalvingi. Romantizmas ir mūsų garsioji pilis, kuri tikrai pilis ir kalnas, tikras kalnas. Ir vienaip vaizduojama, kitas jos koloritas ilgesnį metų laikotarpį ir rudenį, ilgą ir pavasarį ir kartais visą žiemą. Tai kažkas tokio prasmengančio, tikrai gaveliško, kaip ir būtent tas dominuojantis koloritas, kuomet nebėra tų kontrastingų žiemų, jis Vilniuje išryškėja kaip nesibaigianti depresija, iš kurios visais įmanomais būdais bandoma pabėgti ir jos išvengti, bet vis tiek jį atkrentama. Taip, yra tokių autonomiškų sprendimų, jūs juos turbūt žinote, jie yra neįtikėtini, kaip atskiri meno kūriniai, būtent toks langų užglaistimas, tokie lazdynų abstrakti tapyba ir grafiti, postmodernizmo ankstyvojo sprendimai, spalviniai deriniai, tikrai verti fiksuoti. Ir vaikų poliklinika, taip, ir užpiltas kelias raudonais dažais sukuria naują visumą, bet tie garažai man vis tiek yra dar aktyvesni ir ryškesni ir galintys puikiausiai konkuruoti. Ir yra tokios nesibaigiančio pilkumo, kad ir kiek būtų bandoma atnaujinti, statyti naujus kvartalus, kurie jau iš karto suponuoja tokią melancholiją, rezignaciją, tai Užupis. Čia aš tiesiog palyginau su krašto apsaugos ministerijos laiptais, ankstyvasis postmodernizmas. Ir kada matai tokias spalvas, kada tu jų negali niekaip sutramdyti ir suvaldyti, todėl fotografai ir nefotografuoja spalvotai, nes kaip yra Cartier-Bressonas pasakęs, klausykite, kaip aš galiu fotografuoti spalvotai, jeigu aš nesusitvarkau su juodai balta kompozicija. Jūs dar norit, kad aš spalvas sugebėčiau suderinti, tai tikrai yra neįtikėtinai sudėtinga. Tai todėl kartais norisi Vilnių matyti juodai baltą, kaip Sutkaus, taip. Ir čia Vilnius, jis išryškėja kaip toks archetipiškas ir labai gerai mums pažįstamas. Kažkas jame yra amžino, būtent juodai baltame Vilniuje. Nepaisant to, ar sena architektūra, ar nauja, nes ta nauja architektūra gali būti tokia depresyvi, kur prašosi tiesiog pačios kompozicijos, erdvės išdėstymas ir pastatų tarpusavio santykiai tos juodai baltos spalvos. Bet čia aš paskutinę skaidrę pristatau. Čia iš naujininkų, ką tik visai nesenai nugriauto pastato interjerų. Dar kartą mes pasižiūrėkime, koks Vilnius ką tik mūsų akyse dingo ir koks poreikis spalvoms buvo ir kaip tai primena gerbiamas menotyrininkės pranešimą apie interjerus, renesansinius, barokinius, rokoko. Tai tokios drąsios spalvinės dermės aš tikrai nematau ir negaliu tikėtis ir niekaip nesitikiu šiuolaikinėje architektūroje, bet pažiūrėkite, kokie jie buvo. Ačiū.